Sveiki visi. Žvejybai bebau senokai, prieš gerą mėnesį, bet ir šitų progų nelabai daug buvo, kadangi orai tokie iš tikrųjų šalti. Gegužis stojo labai šaltas, naktimis vietomis šalnas siekia žemės paviršių iki -9, o ir dienom. Buvo dienų gegužė, kad ir dieną temperatūra nepakilo aukščiau 5 laipsnių, plius labai lietinga, praktiškai visą laikotarpį savaitgalis pralijo, tai ir tų šansų išeit žvejot nebuvo daug. Na, šiandien pagalvojau, gražesnė gegužės pabaiga jau visai, laikas pasimti rankas meškerę ir pabandyti pasižiūrėti, kaip tai seksis žvejybai. Na, žadėjau sakyti, kad šiandien irgi ne iš pačių šilčiausių dienų, gal tik tai plus 14-15, bet judant vat tokiais miškais šilta. Turim pirmą laimikį. Na, ką čia turim? Na. Ką čia mes čia turim? Ogi, nedidelį kiršliuką, visiškai nedidelį, mažą kiršliuką. Ant savos gamybos musės. Turim. Ką čia mes turim? Ir šį kartą mes turim patakiuką. Visiškai nediduką. Mačiau, kai šimtavęs. Turim nedidelį patakiuką. Viskas jau gražu, labai gražus. Patakiukas, bet vietos ir kitokios žuvies. Buvo gražių. Oi, turim vėl. Taip. Ir ką čia mes turim? Oi, kažkas didesnė. O, galbūt ir pirmas gražus mūsų šiandienos kiršlys. O, smagu. Nu, mūsų. Mano musė, kur komentaras minėjo, kad nelabai kas ją pagausi. Rištą ir turim vat vieną šiandienos jau gražesnį kiršlį. Oi, kokį grožis. Nu, nedidelis tas kiršliukas, nedidelis, nu, bet jau gražu. Dar viena žuvė. Ir dar vienas kiršliukas šiandienos. Smagu. Na, jau netuščiom. Toks. Ir iškrito pats greit. Ir šitie draugai irgi bebrai apsilanko žvejybos metu. Turiu. Gražu. Oi, šiandienos grožis. Koks gražesnis.
kiršlys. Pasisekė pagauti. Nu, pasižiūrėkite. Vau. Štai tas. O, neina taip. Štai tas grožės. Gražu. Leiskim. Yes.